Gerbiamas direktorių, dėkui. Jonas Bartkus, prašau. Šie klausimai yra konkrečiai 6 apie mūsų miesto biudžetą, todėl laikau reikalinga matyti keletą žodžių kaip ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas pasakyti. Tai turime šiandien ataskaitas ir ten visi matom, kaip mes praėjusiais metais sutaupėm, turbūt čia reikia džiaugtis, apie 9 milijonus. Supratau, kad administracijoje, su administracijos direktoriaus priešaky nelabai kam rūpėjo darželiai, kiti projektai, sėkmingai laukiam, kol metai pasibaigs. Jie pasibaigė, sausio mėnesį mes patvirtinom bazinį biudžetą, taip vadinamą, kabutės, kuris buvo administracijos parengtas. Taip, čia buvo sakoma, kad biudžetas yra parengtas, skyriai yra pateikęs visus savo pageidavimus, visus norus. Tiesa, pastebėjom svarstymo eigoje, kad yra apie 11 milijonų taip vadinamų įvartinių lėšų, bet valingai čia patvirtinome bazinį biudžetą. Vasario mėnesį atsirado dauguma, kuri pateikė krūvą pasiūlymų ir turbūt pats esmingiausias buvo darželiai, apie kuriuos mes šiandien kalbam. Tai yra 1,7 milijono. Irgi per vieną mėnesį supratau, kad administracija vertėsi per galvą, pabandė pagrysti, kaip ir kur tie pinigai bus išleisti. Daugiau mažiau suskaičiavo ir mes patvirtinom 1,7 milijonų. Tai yra, tikrai parodėm didelį dėmesį darželiams, lovom, sienom, langams ir kitiems reikalingiams dalykams. Šiandien įsijungia dar kažkokie mechanizmai, dar kažkokia populizmo gaida, skaitai Facebook'e, džiaugiesi, dar 1,5 milijono į tą patį krūvą mes metam. Bet kolegos, mesgi žinom, kokie mūsų yra administracijos pajėgumai, tų pačių darželių vadybiniai gebėjimai įsisavinti lėšas. Čia kaip jau ir mini, mes suskaičiuoti ten, susižiūrėti, ko reikia, negalim, o tai reikės įsisavinti. Tai yra, bus krūva objektų visiems šiem metam. Nerealu yra tai padaryti. Reikia atidžiau paskaičiuoti. O iš kitos pusės, tai mes turim trimetį strateginės veiklos planą ir žinom, kiek yra kitokių poreikių, kurių mes nesame įvertinę. Tai aš siūlau, pagaliau pradėkime mes tą miestų gyvenimą kontroliuoti, reguliuoti ir jį efektyviai valdyti, racionaliai, o ne vadovaudamasi kažkokiais populistiniais tikslais čia. Tėveliai, mamytės, vaikučiai, dar kažkas, puiku. Labą dieną. Ačiū labai. Prašau, Denis Michalenka. Mes gavome elektroniniu paštu, jog 2, 5, 6, 20, 21, 30 klausimai yra išdėstytos naujos redakcijos. Ar iš jų yra norminiai nors vienas? Ir kurie yra norminiai, jeigu galima pagarsinkit? Ir jeigu yra norminiai, ar gali būti aktualios redakcijos ar pataisytos ne prieš 4 dienas? Dar kartą eiliškumą, jeigu galima. 2, 5, 6, 20, 21 ir 30. Kovo 29 dieną gavau pranešimą, kad yra aktualios redakcijos, naujos redakcijos jų. Todėl man kyla klausimas, ar gali būti pakeitimai norminiam prieš 24 valandas. 29. Bandykit, gerai. Antras klausimas yra norminis, 5 yra norminis, 6 yra norminis, 20 norminis, 21 norminis. Ir koks ten dar buvo? 30 nenorminis. Kaip mane informavo sekretoriato darbuotoja, kad antras klausimas pateiktas buvo daug anksčiau. Prieš 4 dienas, tikrai ne vakar. Ir dėl kitų klausimų irgi jie nebuvo visi pateikti vakar. Čia, sakykime, tai tą turėtų, kas fiksavo, aš negaliu atsakyti. Gali būti redakcinio pobūdžio pakeitimai. Domas Griškevičius, prašau.
Gerbiami tarybos nariai, tai mes gauname prieš kiekvieną posėdį informaciją palengvinimui, mums, kad nereikėtų kas kartą ieškoti informaciją, kas keitėsi ilgainiui, bet tai nereiškia, kad jie 29 dieną keisti. Jie buvo pakeisti, reiškia, iki paskelbiant darbotvarkę. Ačiū. Dėl 5-6 motyvacijos šitie sprendimų projektai yra susiję, todėl juos kartu ir siūloma išimti iš darbotvarkės. Kas liečia biudžetą, jeigu mes jį išimsime, nebus pakeltos mokytojo algos, taip pat neprasidės vipiniai 3 projektai, kurie labai svarbus mokyklose, reiškia Šalkauskis, Medelynas ir Janonis, ir taip pat neprasidės darbai darželiuose, kurie būtinai turi prasidėti, nes vasaros sezonas tiesiog yra už 2 mėnesių. Jeigu taryba šiandien balsuos už šitą sprendimo projektą, tie darbai bus sėkmingai įgyvendinti šiais metais. Jeigu tas dalykas bus tyčia nutolinamas, be jokios abejonės, tas įgyvendinimas taps sunkesnis. Kas liečia šeimas, mamytes ir vaikelius, tai galiu pasakyti, kad šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas, taip yra parašyta Konstitucijoje. Šitas sprendimas liečia apie 20 000 miesto gyventojų. 5 000 darželinukų, tėvai, močiutė, seneliai. Tai yra miesto nuotaika. Šitie sprendimai ir šitie būtiniai darbai turėjo būti padaryti prieš 10, prieš 15, prieš 7 metus. Tai yra būtinųjų darbų sąrašas. Jeigu mes šiais metais jų nepradėsim daryti, kitais metais ar dar kitais metais mes juos turėsim turbūt irgi pamiršti, nes prasidės tie didieji urban projektai ir taip toliau. Aš kviečiu tarybą išreikšti valią ir atstovauti žmonės, nes šitoj vietoje juokauti tikrai negalima. Denis Michalenko. Dėl tikslumo ir teisėtumo ir teisės, kaip čia akcentuojame, būtų vis tik tai ar pertrauką tada padarykime ir tada aiškiai man iš Avilio pateikite dokumentus, kada buvo pateikti aktualios redakcijos, su laikais, kad būtų tai yra teisėta ir tvarkinga. Na, aš noriu tik apsidrausti, jeigu kas, kad viską pritarsim ir po to atsiras vyriausybės atstovė apskūs. Ir kaip tada atrodysim prieš visas mūsų tos gražius pasisakymus. Šitoje vietoje neatsiras. Gintaras Karalevičius. Siūlau dabar pritraukti darbotvarkę ir pradės svarstyti, o per laiką pertrauką bus ar kada, kol atdaisim šitą, kada darbuotojų administracijos atneštų ir pateiktų medžiagą. Yra logikos, taip. Gerbiamas Arūnai, gal prašau. Aš tiesiog norėčiau reaguoti gerbiamo mero pasakymus. Čia mes girdim daug demagogijos. Realiai metai laiko, 10 milijonų turėjom ir niekas nebuvo daromas. Staiga per mėnesį laiko kažkas viskas sugrius. Taip nebūna. Iš kitos pusės yra ne tik darželiai, yra ir mokyklos, yra kiti dalykai. Čia papildomi pinigai iš principo eina tik tai darželiam kažkodėl. Tai yra blogai paruošti projektai ir dėl to aš balsuosiu prieš. Ne darželiams, o būtiniesiems darbams. Tvarkoj. Dėl darbotvarkės, norint, kad nebūtų pažeistas joks žmonių interesas, prieš balsuojant pasisakyti gali Aušra Kazlauskienė, Asociacijos tėvų forumos pirmininkė, prašau. Gali. Užsiregistravo būtent dėl darbotvarkės. Taip. Vienintelė galimybė. Taip. Labadiena, gerbiamas merė, tarybos nariai, svečiai. Ačiū, kad suteikėt progą pasisakyti ir tas pasisakymas bus susijęs su darbotvarkės klausimu, apie kurį čia dabar eina diskusijos. Ir norėčiau išreikšti nuomonę Šiaurės Lietuvos tėvų asociacijos nuomonę. Ir pirmiausia, prieš tai padėkoti, kad šito mėnesio bėgyje visos frakcijos už Šiaulius, socialdemokratų, liberalo, teisingumo, dirbame miestoj, Tėvynės sąjungos ir krikščionių demokratijos frakcija Darbas neišreiškė pozicijos prieš būtent šitų pinigų skirimą iki mokykliniam įstaigom. Mes tėvai atidavę balsą jums atstovauti miestui, tuo labai džiaugiamės ir suvokėme, kad iš tiesų ir jūs mastote apie tai, kad investicijos į ikimokyklinį sektorių, investicijos į tuos pačius mažiausius žmonės iš tiesų atsiperka labiausiai.
Ir labai dėkojame už šitą jūsų supratimą, už šitą sisteminį požiūrį, kad vienu metu iš tiesų 28 įstaigos turės pridedamąją vertę. Iš tiesų šiandieną vaikai turės galimybę eiti į tas įstaigas, kuriuose yra tvarkinga elektros instaliacija, kurioje yra nešalančios sienos, tiesiog patys būtiniausi darbai, kuriuos reikia atlikti. Tai ne euro remontai, tai ne spalvos pakeitimas sienose ir panašiai. Ir dėkodami už šitą jūsų supratimą, šitą palaikymą, tikime šiandieną irgi šito palaikymo neišbraukiant iš darbotvarkės šito klausimo, nes tai, kas buvo čia jau paminėta, kiekviena diena yra iš tiesų labai brangi, nes rugsėjo mėnesį iš tiesų būtų labai smagu, kad visos ugdymo įstaigos laiku galėtų priimti savo vaikus į ugdymo įstaigas. Ačiū Jums. Čia buvo pasisakymas prieš balsavimą, daugiau pasisakymų tiesiog negali būti. Dabar formuosiu balsavimui, reiškia dėl 5. Tai yra strateginio veiklos plano patvirtinimo. Tie tarybos nariai, kurie nori, jog šitas sprendimo projektas būtų išimtas, spaudžia žalią mygtuką. Tie tarybos nariai, kurie nori, kad jis liktų darbotvarkėje, spaudžia kitą mygtuką. Prašau balsuoti. Penkto sprendimo projekto darbotvarkėje nebus, lygiai tas pats su 6. Tie tarybos nariai, kurie nori, kad šitas sprendimo projektas būtų išimtas, spaudžia žalią. Tie, kurie nori, kad jis liktų darbotvarkėje, spaudžia kitokį mygtuką. Prašau balsuoti. Šitas sprendimo projektas taip pat nebus miesto darbotvarkėje. Dabar yra 3 papildomi sprendimų projektai. Pirmasis. Replika po balsavimo. Arūnas Rimkus, prašau. Aš tiesiog dar norėjau dar dėl vieno klausimo išėmimo pasisakyti. Ar dabar, ar vėliau čia to? Nuo frakcijos, nuo liberalų frakcijos. Gerai, prašau, sakykite. Nu, čia replika po balsavimo, bet to pačiu, prašau. Tai, aš norėčiau paprašyti išimti 120 klausimą, kadangi mūsų nuomonės nėra paruoštas. Gerai, pakalbėsime ir apie tai. Dėkui. Gintaras Karalevičius. Gaila, kad mes nesvarstysim šitų darželių rekonstrukcijos, tvarkymo darbų. Turbūt nesupranta daugumą arba gal neturis, nemyli savo vaikų ar anūko, aš neturiu kaip pasakyti. Žinokit, bet kai serga vaikas mažametis darželėje, kur šaltos sienos ir toliau, tai žinokit, serga ne jis vienas, suprantat, serga visa šeima. Tai kaip minėjo meras ir senelis ir taip toliau, nes visiems trukdos ir darbai ir taip toliau. Ir nemavos to pačiu būna ir šiuo metu brangus vaistai ir šeimai ir finansinis taip toliau. Tai nieko nėra brangiau sveikata, žinokit, šito. Ir viena pusė. Sekantį, ką noriu pasakyti, žinokit, tie pinigai įdėti, jie nėra, nedings, suprantat. Remonto darbus atliks Šiaulių miesto, šiaip ar taip įmonės taip toliau, per mokesčius grįžtų atgal į mūsų biudžetą. Mes ne visą tą sumą investuojam, ta pati suma investuota grįžtų, suprantat. Mes netgi suskatinam miesto, mikroekonomiką, nevadinkime makro, bet suskatinam. Tie pinigai nėra išmesti, nebūtų kažkur į vėjus. Į sveikatą ir į miesto vystimosi būtų gaila, kad apgailestauja, kad taip įvyko. Gintautas Lukašaitis, prašau. Iš tikrųjų, savotiškai gėda man šitą balsavimą tarybos, nors aš balsavau, kad būtų šitas klausimas ir tie pinigai darželiams būtų skirti. Man tikrai nemalonu girdėti iš senųjų tarybos narių, kai pakankamai nepagarbiai atsiliepia apie tėvus, vaikus ir apie tai, kas yra mūsų miesto ateitis. Ta prasme, aš noriu tikėti, kad artimiausiai tarybos posėdį vis tik suvoks tarybos nariai, kad su miestu mes nebešposikim. Ačiū. Aurimas Lankas, prašau. Dėl balsavimo motyvų iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad sutinku iš tikrųjų, kad darželiam reikia, bet bent
aiškinamasis raštas iš tikrųjų ir tai, kas yra sakoma, kad būtent reikia galinių sienų šiltinimui, o aiškinamajame rašte parašyta, kad 1,5 milijono bus skirta nuo baseinų įrengimo iki galbūt tualetų sutvarkymo, man kėlė tam tikrų neaiškumų. Todėl raginčiau administraciją parengti tinkamai šį sprendimo projektą, kaip tie 1,5 milijono bus panaudota, kokiem darželiam labiausiai reikia ir tegul pagal ar pateiktas paraiškas, ar iš tikrųjų pagal jų faktinę būklę, tai tada aš tikrai balsuosiu už. Dabar dėl netobulo parengto sprendimo projekto aš tikrai negalėjau tam pritarti. Ačiū. Tomas Petreikis, prašau. Na, iš tikrųjų, išbalsavusių prieš, įdomu klausyti pasiaiškinimų, bet aš gal trumpai. Tai gaila, kad politikuojama vaikų, pedagogų sąskaita, išimant iš darbotvarkėms jiems svarbius klausimus. Ačiū. Arūnas Rimkus. Į Gintaro Karalevičiaus labai didelį rūpestį vaikais, jis taip rūpinasi vaikais, kad nori renovuotus darželius renovuoti dar sykį apšiltinti, kad jie būtų dar šiltesni negu renovuoti. Iš tikrųjų, tai čia niekas negriūna, joks dangus negriūna, bus padarytas normalus dokumentas ir mes jį priimsim. Gediminas Višniauskas. Na, iš tikrųjų, aš pastebėjau, čia visi labai rūpinamės mūsų mažamečiais vaikais, tai ką norėčiau pabrėžti, praeitam mūsų sveikatos komitete taip pat atėjo viena mūsų rajono gyventoja, kuri mum ant stalo tiesiog, sakykime, atnešė visą maišelį dulkių iš vyruotų gatvių. Ir šalimais, kažkam gal ir juokinga vienai kolegai, bet ko gero, čia juokas yra pro ašaras. Ir net nešė vieno dalyko, sakykime, pažymos apie vaikų sveikatą, kur, sakė, vaikai ten vos tikrai ir vos nekroje iščiaudė. Tai, ką aš noriu atkreipti dėmesį, viskas susiveda į visumą, reikia ir sienas, nereikia sienų 2 kartus tvarkyti, jeigu jos yra apšildytus, bet reikia atkreipti dėmesį gal platesnių diskusijų, kad ir gatves reikia tvarkyti 50 metų netvarkyta, kai tikrai gal platesnės diskusijos reikia, kad tuos pinigus teisingiau paskirstyti, tikrai mes, ne priešai savo vaikams, savo valstybei. Domas Griškevičius, prašau. Tiesiog iš tikrųjų sunku suvokti, kas čia ką tik įvyko. Ir pirmiausiai dėl to, kad tarybos nariai turi teisę, komitetai turi teisę per komitetus siūlyti, rekomenduoti, perskirstyti kitaip negu teikia administracija. Ir vakar net ir strateginės tarybos posėdžio metu, dalis tarybos narių, kurie balsavo dabar už tai, kad klausimas būtų išimtas, išbrauktas, iš darbotvarkės balsavo už, šiandien jie staiga keičia savo nuomonę, bet aišku, tai jau yra įprastas dalykas pas mus, pas kai kuriuos, nieko naujo, bet kita vertus, aš sakau, tada tiesiog primenu, jeigu netenkina kokybė ar dar kažkas, tikrai tarybos nariai, turime idėjų, turime galimybių, tai patys pateikime kitokius sprendimo projektus. Alfredas Lankauskas, prašau. Tenka apgailestauti, kad tarybai nepavyko susitarti su šiuo klausimu. Aš nemanau, kad čia reiktų dramatizuoti. 3 savaitės nieko čia nereikš. Ir iš tikrųjų, padirbėjus dėrybų metu su administracija, merė su jumis ir su jūsų komanda, ir su visomis kitomis frakcijomis galima rasti konsensusą. O dabar paprasčiausiai reikia vėl nusiraminti ir neįsižeisti ir toliau dirbti ir važiuoti. Artūras Kulikauskas. Aš dar merė nebaigiau, jeigu galima. Ir dėl himno, suprantat, tokia mūsų taryba, ir man kažkaip tas himno giedojimas pradžiai, ir paskui kartojami žodžiai vienybė te žydi, skamba kažkaip šventvagiškai. Nėra pas mus tos vienybės. Jeigu ties vaikais nėra, tai problema. Visur nėra vienybės. Artūras Kulikauskas, prašau. Norėčiau pastebėti, kad biudžete yra skirti darželiam 2 milijonai eurų. Ir mane glumina kai kurių tarybos narių spekulacija čia. Mylim vaikus, nemylim. Taip, visi už vaikus ir už jų gerbūvį. Klausimas yra kitas, kad sprendimo projektas yra parengtas netinkamai. Ir siūlymas per 3 savaitės parengti jį tinkamai. Tik tai tiek. Angelė Kavaliauskienė, prašau. Na, vėl matau, kad negalime niekaip pradėti posėdžio. Tikrai pasisakymai nėra konstruktyvūs, o tiesiog galbūt galimybė kiekvienam pasisakyti. Tai gal giedokime tą himną 3 kartus, kad ta vienybė sužydėtų. Tai pradėkime dirbti. Dėkui, Justinas Vartauskas, prašau.
Taip, gerbiami tarybos nariai, iš tikrųjų man teko pabūti šiek tiek to lyderių pozicijos, kada bandėm koordinuoti veiksmus ir šį kartą dar ėmiausi to veiksmų, buvom pas direktorių vakar, pas merą buvom, prieš tai dar buvo penktadienis, mano taip pat šiek tiek iniciatyva, kad merą sukviestų ir niekaip negalėjom rasti bendros kalbos. Įdomu, kodėl mes esam tokie, kad negalėjom rasti bendros kalbos. Pagrindinė problema, kurią kėlė visi, kad buvo paliestas tik vienas kampas. Pinigų yra daugiau biudžete, kurie svarstomi, o buvo šiai tarybai pateikta tik viena dalis ir užakcentuota, kad šita dalis griūna. Griūna visos dalys. Visi laukia, tikrai asfaltuotų gatvių laukia ir kitų darbų laukia. Mums reikėjo susitarti. Nežinau, mes siūlėm geranoriškai šiandien galbūt atsiimti tą klausimą, nes matėsi, kad jo netvirtinsi, nebus darbotvarkėj. Susisėsti prie stalo, sudėlioti, kad ir ten paminklui kai kas prašo pinigų ir taip toliau. Sudėti tos pinigėlius. Dabar, ar grius dangus ar negrius? Dangus tai tikrai negrius. Gyveno iki Kristaus ir po Kristaus gyvenam žmonės. Ir taip ir tikrai dangus nesugriuvo. Žemė dar ilgai bus, lygiai kaip saulė ilgai švies. Tai tikrai prareikim dabar tą skaudulį ir jau nuo rytojo susėskim ir žiūrėkime, ko mes čia norėjom, ką ten nepasidalinom. Simona Patelėnė, prašau. Liūdna tokia situacija, kai yra pateikiami argumentai, kodėl buvo balsuota, kad šitas klausimas būtų išbrauktas iš darbotvarkės. Buvo pakankamai daug laiko gilintis į šitos klausimus. Jeigu buvo manyta, kad netinkamai paruoštas tarybos tas sprendimo projektas, buvo galima aiškintis ir komiteto metu, ir komentuoti, gilintis kartu su pačia administracija. Tiesiog liūdna, kad buvo nepriimtas ir išbrauktas iš darbotvarkės šitas klausimas. Ir darželiai tie patys, kurie dabar taip labai diskutuojami yra, negalės judėti į priekį ir daryti tuos darbus, kurie yra būtini. Antrą kartą ne. Gerbiamas Gintautai, antrą kartą jau. Dėkui. Galbūt aš rezimuosiu, iš tikrųjų truputį keista. Vakar buvo strateginė plėtros taryba. Strateginė plėtros taryba tai yra toks organas, kur dalyvauja ir socialiniai partneriai. Tai Šiaulių universitetas, tai pramonė reiškia. Ir toje pačioje taryboje Justinas Artauskas balsavo už šį sprendimo projektą. Dabar balsavo prieš. Pramonininkai, net pramonininkai, Alvydas Tulpinas, kur atrodo šitas klausimas yra toli nuo jų, pasakė, kad tai nepaprastai geras sprendimas, nes visa Lietuva apie tai kalba. Jeigu tu nekursi socialinės bazės, jeigu tu nekursi, kur vaikam eiti į darželius ir jeigu tu to neparodysi Lietuvai, tu nepritrauksi investicijų. Būtinai turi mąstyti labai plačiai. Jeigu eina kalba apie tai, kad tarybos narys turi atstovauti žmonės, tai mes dabar turim puikiausią galimybę. Turėjom ir aš manau, kad turim. Aš manau, kad prie to klausimą grįšim ir visą apimtim jį patvirtinsim. Mes privalom atstovauti žmonės. Kas mes tokie esam, jeigu neatstovaujam šeimų? Kas mes tokie esam, jeigu neatstovaujam 20 000 miesto gyventojų, kai patys gyventojai parodė iniciatyvą? Kai patys gyventojai surado ir patys pasirašė, kad tie darbai yra būtinai reikalingi. Kas mes tokie tada esam? Reiškia, daugiau šito klausimų, jokių diskusijų, pereinam prie papildomų klausimų įtraukimo į darbotvarkę.